Kas yra sinonimai, mes puikiai mokam dar iš mokyklos laikų. Tai artimos arba tapačios reikšmės žodžiai. Tačiau profesorė Jakaitienė, rašydama leksikos semantikos knygą, jau tada atkreipė dėmesį, kad tai yra tokia kontroversiška kalbos sritis, kad mokslininkai nesutarė, kas tai yra sinonimai ir kaip jie yra apibrėžiami. Leksikos specialistai arba struktūrinės semantikos specialistai, jie apibrėžia taip, kaip jau sakiau, tapačios arba panašios reikšmės žodžiai. Ir kaip klasikiniai pavyzdžiai visada yra duodami. Ir šaltis, speigas, kalbėti, plepėti. Tačiau kiti mokslininkai, kurie žiūri į kalbą daug plačiau, kurie sako, kad kai mus išgirstame mes kokį žodį arba pasakome, mūsų galvoje atsiranda tam tikra reikšmė ir nustatyti tos reikšmės panašumo ar tapatumo yra beveik neįmanoma. Galiu net ir pacituoti Apresiano žodžius, kad sinonimai neturi aiškaus apibūdinimo. Norint juos nustatyti, įvardyti, reikia išnagrinėti ir metakalbą, ir loginę, ir net sintaksinę pasakymo struktūrą. To, ko nedaro struktūrinės semantikos specialistai. Net dabar pažiūrėkime, ar šaltis ir speigas iš tikrųjų yra tas pats. Kiek buvo pasipiktinimų, kai žurnalistai rašydavo, kad jau ateina į Lietuvą speigas, o atsidarai straipsnį ir ten parašyta, kad bus 10 laipsnių šalčio. Bet juk tai nespeigas. Vadinasi, viens kito jie tekste nepakeičia. O jeigu yra tapatus, turėtų pakeisti. Šaltis tai nespeigas, o speigas tai jau ne šaltis. Dar paprastesnis pavyzdys, kur mokykloje mokom. Eiti sinonimų, sakom, kad yra kokie 78. Bet ar iš tikrųjų jie vienas kitą gali tekste pakeisti? Jeigu sakom, Jonas eina, na tai ir suprantam, eina, labai paprastai. Bet jeigu Jonas kūprina, Jonas vėžlina, Jonas dar klumpina ar dar kaip nors kitaip, kaip matom, mes tada pasakom visai kitą žinią žmonėms, kurie mūsų klausosi. Taigi, absoliučių sinonimų nėra.